vis dar sveikinuosi su jumis iš garažo, bet laikau savo pažadą. Šiandien mes išvažiuosim į mišką, pasivažinėti. Šiandien dar noriu trumpai pasikrapštyti prie Afrikos gazo rankenos, kodėl jinai vis stringa. Atėjo viena idėja, kad pamėginti pakeisti gazo sliderį. Nežinau, ar teisingai jis čia vadinasi, gazo tokia viduje yra rankenoje tokia dalis. Tai užsakiau tiesiai iš Hondos, esu labai nustebęs, kad iki šiol dar yra detalio tokiai senai technikai ir visai nebrangiai, kainavo gal 8 ar 10 eurų, tai pamėginsiu, manau nieko neprarasiu, tai jeigu padės, tai turėkite omeny, kad pasižiūrėkite šitą sliderį, nors jisai iš tikrųjų pas mane atrodo sveikas, viskas gerai, tai jeigu nustos strigti gazas, tai turėkite omeny, kad gal irgi jums reikia tiesiog pakeisti šitą sliderį ir važiuosit laimingi su nestringačiu gazu. Tai labai greitai pakeisiu, dar kartą sutepsiu ir žiūriu, kad netgi saulutė išlindo, bet kaip tyčia. Visą savaitę buvo ten, nežinau, +10, saulė švietė, savaitgalis atėjo, sakau, reikia išvažiuoti, visi važinėja kiekvieną dieną, ten postai Facebook'e, o šiandien iš ryto +4. Tai ir kažkaip ir šiek tiek noras buvo atkrytęs, bet sakau, nusprendžiau jau išvažiuoti. Reikia pamėginti išvažiuoti. Ir va čia viduj stovi šitas slideris. Sakau, iš pirmo žvilgsnio jisai atrodo sveikas, viskas gerai. Bet aš tiesiog pamėginsiu aklai keisti. Nepadėjo. Kol kas nepadėjo, slideris šitas vis tiek stringa rankena. Radau seną šildomą rankinėlę kažkokią, gal nuo Karolinos BMW, nežinau nuo ko. Pamėginsiu ją įdėti, gal tada padės. Sutepta, matyt aš ardžiau kažkada. Čia turėtų šitą iššokti. Nu, neužsukus, atrodo visai neblogai. Nu ką jūs, žiūrėkit, padėjo. Škai troselį reikia patempti. Nu dabar va surinkau pilnai viską. Nu, biški stringa, bet šiek tiek geriau. Aš jau žinau, ką užsakinėsiu iš Temu. Tai gazo rankena. Dabar 2 skirtingos rankenos. Nu, bet važiuosiu taip. Užsakysiu naujas rankenas. Nu, vienu žodžiu, reikia važiuoti, nes jau to sutems. Su šitą gazo rankeną čia 2 valandas čia žaidžiu. Pirmą kartą į kelnes įsigiau šildomą tą sluoksnį. Įdomu, ar aš tilpsiu ar netilpsiu. Aš tilpsiu. Į striukę irgi įsegiau 2 sluoksnius. Nežinau, megztinį dėti ar nereikia. Megztinį ir nereikia iš tikrųjų. O tik termo. Jo. Nu, su megztiniu aš visai netilpsiu. Šiaip jeigu įsegė nuo lietaus tą sluoksnį, tai žinokit, galima ir su maikutė važiuoti. Dar purvina striukė po praeitų metų neploviau. Visi segtukai stringa nuo dulkių. Bet va dabar pasivažinėsiu, tai reikės išskalbti. Nu ką, pasiruošęs. Turiu dar tokias va šiltas pirštinės. Bet labai šiltas pirštinės. Tai nežinau, ar važiuoti su
Gal iki miško važiuosiu su šiltom, kai važiuosiu į mišką, tai užsidėsiu plonytes. Reikia pažiūrėti, ar Afrika aplamai užsiveda. Sunkiai. Dedamės šalmą ir važiuojam į kolonėlę įsipilti brangiausio kūro ir važiuosim į mišką. Šiek tiek toks jauduliukas, aišku, senai važinėjau, tai noris ir pagazuoti to pačiu, bet ir bandysiu save šiek tiek pristabdyti. O, kaip gerai traukia. Nu va, kol susirašiau, tai ir saulutė išlindo. Bet vis tiek šalta. Iš šono gali atrodyti, kad labai šilta. Bet toks vėjas ledinis. Nu, po kiek čia kūras? O, benzas iš vis papigiai, €7. O dizelis po 2 eurus. Po žiemos tai jaučiasi, kad reakcijos visiškai nėra. Važiuoji taip, mašinos taip arti tavęs. Viskas labai greitai artėja. Ir toks jausmas, kad Afrika litrinė tapo. Labai gerai traukia. Nu, prasidirba jau dabar ir laiko apsukas. Sušyla biški. Kas jau važinėja ne pirmus metus, tai žino, kad po žiemos mašinų vairuotojai tavęs nemato visiškai, nepripratę prie motociklisto. Tai turėkit omeny. Važiuokit atsargiai ir visada važiuokit su tą mintim, kad tavęs niekas nemato. O ypač jeigu pirmas sezonas ir pradėjot va iškart pavasarį, ne vasarą, tai žinokit iš šalutinio kelio, kai mašinos išvažiuoja, nenustebkit, kad išvažiuos tiesiai priešis jūs, nes tikrai vairuotojai nepripratę, nemato. Visada laikykit pirštą ant stabdžio. Taip, reikia dabar prisiminti, kur mano posūkis. Čia į miškelį kažkur turėtume nusukti. Važiuoju tiesiog be navigacijos, paklaidžiot, pasitreniruot, prisimint. Vis dėlto aš praleidau savo posūkį. Nežinau, paklaidžiusi tiesiog. Nu, dar šiek tiek sniego yra. Ne, žemė tokia kieta, dar pašalus. Ne, ratai pas mane pripumpuoti. Irgi gan stipriai. Galinis 2 barai. Priekinis, man atrodo, 1.8. Čia važiuoti. Labai tikiuosi, kad nebus pristatyta ženklų, kad motociklams negalima. Čia juokingiausia, kad ten, kur miškovežiai važiuoja ir ženklas stovi, motociklams negalima. Ir ten toks kelias visas išdraskytas, bet motociklams negalima. Nu jo, miške pilnai dar neištirpo sniegas. Gal šiek tiek galinį ratą per stipriai pripumpavau, biškį dreba. Tiesiog, kad 3 barai. Gal mano ten manometras po žiemos sugeda. Labai jau stipriai krata. Nu, čia dar žemė pašalus. Ledas po apačiu. Čia iš vis ledas. Jo, ledas.
Nu, nepaslyst. Svarbiausia. Oi, kaip slidu. Norisi labai pagazuot, norisi. Bet reikia pastoviai save šiek tiek stabdyti, nes tik pradžia sezono, tai nesinori, kad liūdnai prasidėtų sezonas. Norisi šiais metais šiek tiek daugiau pasivažinėti negu praeitais. Praeitais metais tai labai mažai buvau išvažiavęs. Nežinau, gal porą kartų tik į mišką buvau išvažiavęs ir tai gal vienas. Norisi, kaip senais gerais laikais, su chebra pastumdytas motociklas. Žinokit, važiuoja ir šypsausi. Švis, pažiūrėkit, kaip gražu. Tiesiog pasaka. Labai gražu. Netgi užgesinsiu jos biškį Afriką. Švis tyla. Ramybė tokia. Nu ir va, pažiūrėkit, gazo rankena šiek tiek stringa, bet va, paleidžiu ir grįžta. Tai žinokit, chebra, jeigu pas jūs irgi stringa, tai aš manau, kad vertėtų pakeisti ir patį sliderį, ir pačią rankeną. Žymių nėra, tai matyt, aš šiandien pirmas čia važiuoju. Dar ežeras užšalęs. Stovi ledas. Nu, čia ne ežeras, tokia pelkė gal daugiau netgi. Aš šiaip noriu ne tiesiog pagazuot, norisi tokią kaip ir treniruotę padaryti, prisimint, pusiausvyrą palaikyti, su sankaba padirbti. Tai žodžiu, tokiuose vietose, tai vat, su sankaba biškį padirbsiu, priprasiu, lėtai važiuosiu. Pusiausvyrą laikysiu. Sniegas, ledas. Tuo pačiu laikom pusiausvyrą, atsistoja. Suspaudžiam motociklą su kojom. Bandom laikyti pusiausvyrą, gerai. Tuo pačiu ir su sankaba. O tokios jau vietos irgi reikia su sankaba priprast. Nu va, čia darosi. Taip, apsisukimą darom. Neliečiam kojom žemės. Laikom pusiausvyrą. Treniruotė. Aštuntukas. Nu, dar nepamiršau. Net nesibėgėt svarbiausia, nes va tai va vietomis apšalė, gan stipriai apšalė. Čia grinai ledas, dar visai netitirpo. Va kaip slidu.
Atliktais ir šilta, viskas, bet snargliai jau bėga. Nu ką, dar biškį pasitreniruojam su sankaba. Kitą pusę. Svarbiausia stengtis pilnai vairą užlaužti ir važiuoti, tai kontroliuoti su sankaba. O, va ir ventiliatorius įsijungia. Tai gerai veikia. Nu, va čia jau žymių yra. Keturratis gal kažkoks lekia. Motociklų žymių. Gal ir sutiksiu kažką miške. Gal prisijungsiu. Šitoje atkarpoje tai praeitais metais čia miškovežiai labai siautėjo. Net negalima buvo atpažinti miško. Važiuosiu pažiūrėti, kaip šiais metais atrodo. Man atrodo, kad miškovežiai ir žiemą dirba. Gal reikėjo tenais važiuoti į dešinę. Pasižiūrim, ai, va, nebeliko miško. Sakau, juokingiausia, kai va, toks va vaizdas ir ženklas stovi, kad motociklams negalima važiuoti. Nu, va čia va į dešinę pabandom. Kas čia pas mus? Tokia pelkytė, aišku. Na, aš tikiuosi, kad čia nelabai gilu. Kinietiška rankenėlė. Žiūrėkit. Hopa, ištraukia. Ir sukasi savo. Reikia ant klijų čia pastatyti. Norisi labai pagazuoti. Dar prie to visą, sakau, tą Afriką ant kiek gerai traukia. O, ir vėl ledas. O, čia miškovežiai darbuojasi. Nemažai nupjovė. Kur vat iškirstas miškas, tai aš manau su hardais ten labai linksma. Nu, jisai mane mato, nemato. Nu ir va, pažiūrėkit, ant kiek stipriai išplatėjo kelias. Čia aš atsimenu praeitais metais, nu gal nežinau, 2 metrų pločio, dabar 5 metrų. Atsargiai kertamas miškas. Labai slidu. Vėl slidu, vietomis tikrai po apačia ledas.
kokios koordinatės. Greičiausiai kirst mišką už šitą. Aš taip galvoju. Kitais metais atvažiuosim, čia jau nebeliks mišką. Ir nesvarbu, kad čia draustinis. Matyt, susirgo miškas, dėl to tenka iškirst. Va, ir pažymėtas irgi. Va, jau krūvelės. Guli. Nedidelės kol kas. Šiais metais planas išmokyt Karoliną endurint. Bet pirmų reikalų reikėtų surasti CRF-ą dupiam. Aišku, tokie planai, bet klausimas ar įvykdysim. Karolina nori labai pamėginti, gal patiks. Iš dalies bus faina, kad patiks. Iš dalies dar daugiau man teks pergyventi. Vis tiek reikia prižiūrėti, kad nenugriūtų, saugiai važiuotų. Nes čia miške tie kritimai iš dalies tokie lėti, negreiti, bet tuo pačiu galima ir susižaloti, išsukti koją. Šitoj vietoje irgi labai kerta mišką. Čia smėlio ruožai. Atsargiai prisimint. Smėliukas. Atpalaiduojam rankas. Suspaudžiam su kojom motociklą. Ir svarbiausia tokia laikyti įtampą su gazu, kad būtų inercija. Ir pastoviai turėti kažkiek rezervę gazo, kad jeigu ką pradeda biškį mėtyt, gazo duodam. Čia aš, kas nemoka važinėti smėlio, tai primenu biškį pamokas. Kalnas. Gerai, nepamiršau. Netgi jeigu lėtas važiavimas smėlį, tai irgi stenkitės kojas nepadėti ant žemės, jeigu pavyksta. Nu, kuo greičiau trečią bėgį sujungiu, greičio šiek tiek. Ir važiuojam. Kai pradėjau gazuot, kažkoks zvimbesys buvo. Aš noriu pažiūrėti, ar mano gal
šitie laužtuvai tokie. Gal atsisuko, ne. Esu va čia vat laužtuvus prikabinęs, nu kad padangas permontuoti, jeigu reikės. Kas čia per zvimbesys toks buvo? Gal man pasigirdo. O, zvimbia kažkas. Čia per zvimbesys buvo toks, bet nepastovi. Nu, svarbiausia, neįsijausti labai. Afrikoje, aišku, traukos trūksta. Nori išeiti iš posūkio, reikia laikyti grinai dugną pastoviai. Pirmų, antrų tai viskas gerai, bet tik įjungi trečią ir viskas, ten jau nėra tos traukos. Ir čia žinot, jeigu lyginti, nežinau, su KTM-u kokį ten 8-9 ar 6-9, jie lengvučiai tokie, tai ten tikrai užtenka tos smarvės, bet šita karvė tokia sunki, įsibėgėja gan neblogai, tas pagreitėjimas geras, bet jeigu norisi ten tokį power slide'ą padaryti su gazu trečių bėgių, tai be šansų. Čia irgi jau miškovežiai, tai neblogai čia pasilinksminu. Čia važiuojam pažiūrėti, o, irgi nebeliko miško. Per keliukas. Reikia nuvažiuoti pažiūrėti. Kiek kartų aš esu čia važinėjęs, bet vis atrandu kažkokį keliuką. Šiais metais dar turiu planą pravažiuoti Lietuvos TET maršrutą. Man atrodo, gal jisai atnaujintas dabar. Tai reikia pamėginti. Kažkaip aš galvojau, kad tokiose vietose tikrai bus žymiai daugiau sniego. Čia žiūrėkit. Čia jau nėra visiškai. Va ten, va tik kažkur krūmuose. Saulė šviečia į akis, nieko nesimato. Bet gerai, kol kas lapų nėra, tai prasišviečia kiekvienas posūkis. Čia reikia rasti dar kokį nors kalniuką. Atrodo, čia po dešinę. Kažkur turėtų būti.
ten užvartyta. Nepravažiuosiu. Vėl ledas. Atgal važiuosiu tuo pačiu keliu, tai bus žymiai geriau, saulė į nugarą. Čia kažkur po dešinį turėtų būti kalniukas. Galima bus pamėginti važiuoti. O čia, jo. Čia beveik iš vietos reikia važiuoti. Šiaip galima jau atgal važiuoti. Namo užteks. Aišku, dar namo čia važiuosiu visą valandą. Dabar kitas reikalas, kai saulė į nugarą šviečia. Statybinės šiukšlės. Aš galvoju, kažkas blizga, čia plytelių kažkokių pridaužyta. Tokiuose vietose, kur matau statybinių šiukšlių, tai aš stengiuosi negazuoti, nes esu vieną kartą pradūręs padangą. Čia ir vinių primėto visko, tai buksuodamas didesnė tikimybė, kad pradursi. Posūkiai nieko nesimato. Kai Afrikoje pakeičiau aspiruoklės šitas kietesnės, tai žymiai smagiau važiuoti. Visiškai neprasimuša. Kažkas zvimbė, gal aš čia supratau dabar, kas zvimbė. Turbūt, jo greičiausiai apsauga liečiasi. Ai, duslintuvą. Matau dabar. Čia reikia atlankstyti biškį. O, į garažę atlankstysiu. Aš jau galvojau, kad čia variklis pradėjo kalt.
neatidirbau šitą kalniuką, tai gavau tokį pašikniuką neblogą. Čia jau sniegas. O, enduristai važiuoja. Vėjasi mane čia. Daug čia. Prisijungsiu prie Chebros, dar tuo pačiu mūsų sekėjai. Čia važiuoja su CRF 300, o ten važiuoja su CF Moto 4P. O gale dar vienas važiuoja, galvoju, su ko jis ten važiuoja, su Yamaha XT, man atrodo, 6. Aš taip lėtai, aišku, negaliu važiuoti smėlį, man reikia didesnį greičio. Ir vat jeigu važinėjat su Chebra kartu, tai nevažiuokit kaip aš, važiuokit vienas paskui kitą, nes jeigu vat prieki kažkas griūna, tai dažniausiai griūna arba į kairę, arba į dešinę. Tai geriau važiuoti vienas paskui kitą. O, kažkoks kalnas aukštas. Neaišku, kaip ten trečias važiuoja, bet jie visi važiuoja su pasikalbėjimo įranga, tai aš manau, kad nepasiklys. Nematyt, neįvažiavo. Einam į lenkimą. Prieš saulę nieko nesimato. Ir tikiuosi, jie niekur nenusuks. Tik aš taip lėtai negaliu kaip jie. Man reikia gazų duoti. Labai lėtai važiuoja. Negaliu taip važiuoti. Gerai, kad stipriai negazuoja. Važiuoju prie pat. Visai neblogas maršrutas. Čia taip vingiuojam, aš ką tik va ten lėkiau, kur tas toks tiesus kelias. Čia vingiuojam ir to vėl išvažiuosim tenais. Nu, labai tikiuosi, kad tu stipriai negazuosi. Ne, ramiai.
Kai provėžai važiuoja, tai stenkitės važiuoti atsistoję ir laikyti pusiausvyrą ir svarbiausia, nesistenkit iš jos išvažiuoti. Jau jeigu pagavo, tai pagavo, tai ir laikykit pusiausvyrą ir važiuokit. Po apačia ledas. Pagal viską jau seniai turėjom mes būti Vilniui, bet čia labai geras maršrutas, vingiuojam, ratais čia kvadratais. Na viskas, išsiskirstėm, labai gerai čia mane pavedžiojo, gerai, kad sutikau važiuoti kartu. Tai ką, dabar važiuoti į plovyklą ir viskas. Tai ačiū visiems, kas dažiūrėjot iki galo ir linkiu gero sezono, susimatysim.